Tai ką, sveiki visi, su jumis žvejybos kanalas. Na ir ką, šaika, pagaliau ledas. Toks ledas. Tai ką, šaika, su atidarimo, labai laukiau, bet užlipsim čia į tokį telkinuką. Nėra jis didelis, bet kad jis ir nėra didelis, bet jis nėra visas sušalęs. Buvau vakar atvažiavęs, su Peikenu čia prasivaikščiau visur ir ką galvojat. Ledas iš tikrųjų nelygus, nors yra, kaip ir sakau, telkinys mažas, bet ledas yra labai nelygus. Tai ką, tikslų jokių neturiu, tiesiog pasivaikščiosiu, pabandysime ešeriukų gal pagaudyti, jeigu kips. Pasimaišiau truputį pašariuko, jeigu ką, gal pasišersim kokių kojyčių, gal plakiukų. Turiu ir skrituliukus, tiksliau vėliavėlės. Tikslų jokių, tiesiog smagiai praleist laiką ir pasidžiaugt pirmų ledu. Yes, varom. Gylis čia nedidelis. Va. Koks metras su trupučiu. Statom dar vieną, nes galima tik dvi. Bet nevinioja. Gal netyčia ešeriukas išmušė. Normaliai. Tai kiek čia laiko praėjo, kokiau, nežinau. 10 minučių net nepraėjo. Bet neviniojau, čia tas negerai. Galbūt net pati žuvelė išmušė. Keista, nes kai lydeka paima, tai suka. Čia nieko nedaro. Pabandom, bet. Ant ešerio sunku pamatyti. Manau, kad čia gal ešeriukas įsigando. Ką, grėžiam eketėlių. Pabandysim paieškoti. Ešeriukų. O. Tokia va, avižytė, auksinis, lašiukas. Mažytė aviža, vos gramą sveria. O, kokie simpatiški kimba. Šakės iš vienos eketės, jau kiek čia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tai nereikia lipt ant didelių telkinių. Nuimtam norui pažvejot galima tikrai rinktis ir mažesnius telkinius ir gal toks, pasakyti, nelabai žvejojančius. Tikrai ten žuvies yra ir jos pagaut galima. Nedaug, ne kosmosą, bet galima.
Tai ir aš pasirinkau tokį mažesnį telkinuką. Nėra čia ko slėpti, pociūnų tvenkinys. Pagrindinė čia ta vieta. Dabar čia visai fainiai ir padaryta. Ir mašiną aikštelę padarė. Bilietuką nusiperkat, nes telkinys yra išnuomotas. Ir viskas čia gerai. Šeriukai kimba. Aišku, ne tie ten, kur visi norit jų pagauti ten po pusę kilogramų ir viršų. Bet, kaip sakau, nuimtam norui, nes kituose ten Lietuvos miestuose tai šaika jau ten varo ir normaliai varo. O kai kas ant sofos sėdi ir galvoja, kaip jūs galite lipti ant to ledo. O tik nuleidau. Žiūrėkit. Ką nesimpatiški ešeriai su aviža. Nu, vėl leidžiam, žiūrėkit. Net nieko daryti nereikia. Plonas valiukas. Smagumėlis. Jeigu dar koks didesnis prašautų, tai... Oi. Auksinė ketė, pasižiūrėkit. Yra. O, čia labiau mažytis. Kol begaudžiau ešerius iššovė vėliavėlį. O, ir vėl ešerišė iššovė ir dabar jau lydeka. O, bėgam. Na ir vaizdas vėl tas pats nesuka. O, kaip vinioja, turim kibimą. Wow. Plemba, nu. Šviniuoti žiauriai daug. Bet apsisuko aplink šitą va barabanėlį. Ir jaučiu gavo kablį ir... Jas, pirmas kibimas, ešeriukai kimba, wow. Ką nusinešiu gilmą, tai vėl pastatysim. Eina savo, blema, kaip gaila. Es taip gražiai viniojo, tik nežinau ar matėsi, nes kai atbėgau, kai ėjau link vėliavėlės, mačiau, kad ritelė tikrai nesisuka. O kai priejau arčiau, žiauriai pradėjo, ta prasme, žiauriai stipriai suktis ir persimetė valas ir jaučiu gavo lydeka smūgį ir įspjovė tą ešeriuką. Įdomu, kas čia buvo, ar didelė lydeka, ar mažytė. Bet viniojo ritelę tai žiauriai greitai. Nu ką, tikėkimės ne pirma ir ne paskutinė. Širdis jau daužasi, adrenalinas kyla, ešeriukai kimba. Gerai. Bus jau tikrai puikiai žvejyba. Oras pasakova, net neužsisegęs, tikrai šilta. Wow. Nu ką, lekiam toliau gaudyti ešeriukų. Galbūt dar turėsim kibimą, išaus vėliavėlę. Tai mažesnius dabar paleidžiam.
biškį. Žiūrėkit. Vau, koks gražuolis. Pasaka. Nu, šitas tikrai didžiausia. Nu, antro nėra. Atvažiavo žvejų, man atrodo, tai baigsis ramybė mano. Nes girdėjau, kad mašina atvažiavo, jau kažkas kalba. Va, kiek žvejų privažiavo. Galvau, ramiai pabūsiu. Vėliavėlės irgi tylė. Vienas tas šovimas buvo, tas pirmas, tai net nežinau toks. Antras tai tikrai buvo kibimas. Ir ešeriukai kažkaip apstojo kibt. Baigia šitą visą įlanką išgręžt. Ir kažkaip dabar tik tai vienas kitas atsiliepia. Iš pradžių smagiai. Dabar kažkur dingo jie. Įdomiai. Iš ryto kibo. Nu, įsidienojus. Kažkur pasitraukė ta žuvis. Nežinau, ir vėliavėlės tyli. Dabar va, kaip tik ir perstačiau vieną. Truputėlį pastačiau kur giliau. O tą, kur turėjau kibimą, tai palikau toj pačioj vietoj. Nes tikrai būna dažnai, kad iš tos pačios eketės gali sulaukti netgi kelių kibimų. Tai taip ir padariau. Tai va, tai vis dar ieškau to šeriuko. Gręžioju, vaikštų tą įlankėlę, tai ten visą išgręžiau, išvaikščiau. Kažkiek pagavau, bet neįspūdingai. Tai vis dar bandau dabar čia truputėlį giliau pasitraukiu. Čia toks kaip ir su aviža, kiek žiūrėjau, toks perkirtimas yra, nu, įgilėjimas. Tai vis bandau gal ant to pagilėjimo bus to ešerių, bet dabar įsigręžiau kokių 10 ekečių, tai vėl vis ratuku bandau. Nu ir ką, matysim, pagausim ar dar nepagausim, bet vis tiek atsidariau, ešeriukų pagavau ant avižos. Lydekos kibimą turėjau, tai jau, kaip ir sakyti, ir žvejyba nusisekus, bet kadangi dar laiko yra, tai norisi pagauti daugiau. O, tų žodžių. Išerzinau. Koks simpatiškas šeriokas. Liuks. Nu ir galiu garantuot, kad antro nebus. Nu ir nėra antro. Vienas. Iškrapščiau vieną. Galbūt bus ir kitas. O, geras. Net nežinau, ką daryti, ar galima filmuoti. Labą dieną. Leidimuką. Malonu. Kamerą gal išjungi geriau. Kaip nori? Kaip ta žvejyba? Nu, aš šeriukų tik pagavau. Lydekaitės vieną kibimą turėjau.
Ką? Skrituliai kažkiek jūsų? Jo, 2 mano. 2. Tuoj, palaukit sekundę. Kaip kanalas vadinas? Žvejybos kanalas. Žvejybos kanalas. Taip. Nu, geras, net gamtos apsauga patikrino. Lydekaičių nepagavau. Paklausė dar net koks kanalas, pasakiau žvejybos, galbūt gamtos apsauga užprenumeruos. Liuks geras. Netikėtai. Senai tikrinam. Dar padiskutavom ten dėl, sako, kad tipo kaip ir neišnuomotas jis yra. Nu, aš sakau, rodo, kad jis yra išnuomotas, jis pasižiūrėjo, aš dar jam parodžiau. Sako, geras, nes galbūt, kad jau buvo išnuomotas ir dabar bus nebeišnuomotas telkinys. Bet kadangi Elis, kai leidimą perki, pasirinki savivaldybę, jeigu, tarkim, nori pirkti, kad jis yra išnuomotas, atsirant pasivedi, kad Kauno, tarkim, rajono savivaldybė ir jeigu telkinys yra rodo, tai jis yra išnuomotas. Tai vat, patikrino gamtos apsauga. Gerai šaunuoliai dirba, kad nieks nebrakonieriautų. O, koja. Geras. Ant vėliavėlės reiktų pastatyti tokią kojytę. Blemba, čia kažką gero nukabinau dabar. Gavo per dantis, tai nemažas. Opa. Čia ta mano senoji ketė, kur pagavau nemažai ešerių ir aš prieš kokią valandą pripiliau matyliaus taip normaliai. Žiūrėk, gal atplaukė vėl būrelis. Opa. Oi, kaip gražiai. Šakės kaip smagu, net namo nebesinori važiuoti. O, koks fainas, pažiūrėkit. Nu ką, patikrinam šitą dar eketę, čia blemba ir užsibuvau jau. Tuoj čia atrodo dar kokia valanda ir bus tamsu. Dar susidėt daiktus, vėliavėlės įsitrauk. Ir lėksiu namo. Jau turėjau būt pagal viską namie. Bet jie čia taip visai smagiai sukilo. Tai dar visai čia jų pagavau. Tai nesinori namo važiuoti. Bet jau rankos gelia. Nušalau rankas. Nes ant vakaro tikrai šala. Bet ant vakaro ir ešeriukai suaktyvėjo. Viskas. Vyniojam iškerytės. Ir lekiam namo dar susirinkti vėliavytės, palei žuvytę. Ai. Va, mano visas laimikis. Šios dienos big fishas. Kaičiau. Žvejyba buvo tikrai nusisekus, pagavau ir ešerių, turėjau ir lydekos kibimą. Taip kad laikas važiuoti namo ir taip čia užsibuvau, bet jeigu ne tie vakarinis toks ešeriukų sukilimas, būčiau tikrai važiavęs namo, bet užsikabinau viens po kito, tai bam, žiauriai patiko. Tai ką, kaip visada jau noriu pasakyti ačiū, kad žiūrit. Būtinai užsiprenumeruokite kanalą, parašykite kokį komentarą, pasidalinkite su draugais ir ką. Sakau jums ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksime vėl prie vandens. Iki.